Šitas objektas yra įgyvendintas praktiškai per labai trumpą laikotarpį ir mūsų yra tikslas, kad šiluma, ypač Elektrėnų gyventojams, kuri yra teikiama ir verslui, gamybos kaina ženkliai sumažėtų lyginant su ankstesne kaina. Ir tikrai Lietuvos energija turėjo tokią, kaip sakyti, netgi planą, nepasakyčiau, kad užduotį, bet tiesiog Lietuvos energijos pati vadovybė tiesiog peržiūrėjo Lietuvos visą žemėlapį, kur yra gaminama šilumos energija, elektros energija, tiesiog buvo pateikusi aiškius ambicingus planus, kaip vis dėlto pasiekti Lietuvos gyventojams po truputį pradėtų mažėti šilumos kaina ir elektros energijos kaina. Ir šiandien mes esam, kaip ir Elektrėnų meras sakė, energetikos širdyje, kuri tikrai parodo, kad tie planai, kurie buvo išreikšti žodžiais arba kurie buvo surašyti tam tikrose dokumentuose, virtų tam tikrais realiais darbais ir akivaizdžiai matosi, kad tie siekiai, kurie irgi buvo suplanuoti vyriausybėje ir Lietuvos energijos vadovybės lygyje, jie virto irgi tam tikrų pavyzdžių, kurie kaip rezultatą pajus žmonės, gyventojai ir verslas. Pajus. Tikrai.